Kalbinam nugalėtojų komandos trenerį Andrių Fedorovą, labai malonu. Tai visų pirma sveikinu su fantastiška pergalė prieš Tegrą ir tiesiog pirma kokios emocijos po rungtynių ir kas lėmė, nes rungtynės buvo labai banguotos. Tai 17 pirmaut, paskui 10 pralaiminėt ir kas jėgų suteikia pabaigoje rungtynės. Pagrindinės tokios, kad mūsų komandoje nėra jokių žvaigždžių, visi ateinam žaisti savo malonumui. Kovojam kiekvienas kaip kumštis, neturim aukštų žaidėjų, bet viską norim. Ir jėgų užtenka, turim 8 žaidėjus, visi lygiaverčiai galim keitinėtis pilnumoje. Su visais galim kovoti. Tai va toks ir komentaras, visi šiandien sužaidė, kas buvo aikštė tikrai nuostabiai, visi atidavė širdį. Tai va. Kas buvo trečiam kėliny atsitikę, kai tokia, sakyčiau, labai gilė duobė kritot? Paprasčiausiai kelios vaikiškos klaidos, visi atsipalaidavo, gal patirties trūkumas iš žaidėjų, kelios klaidos, bet viskas stovi savo vėžės ir svarbiausia, kad nugalėjom. Pirmiausių savaičių planai panašios pergalės? Stengsimės. Dėkui jums. Prašau, ačiū.